Gruodžio 29 dieną Raseinių miesto seniūnijoje buvo apdovanoti gražiausiai papuoštų gyvenamųjų namų ir įstaigų atstovai. Šitas renginys yra kasmetinis renginys, yra vykdomas, jisai suprantate, už visus metus, kas Raseinių mieste daugiausiai atiduoda grožiui, darbui, kurie atėjo, visi žmonės yra pergerbiami ir įteikiamės tokias atminimo dovanėlės bei padėkos raštai. Gruodžio 27 dieną sudaryta vertinimo komisija važinėjo po Raseinių miestą ir rinko gražiausiai pasipuošusius. Žinoma, kadangi vietų nenustatinėjom, labai daug buvo tų gražiausių sodybų šiemet pasipuošusių kalėdinių, ko negalėtumėm pasakyti apie gamybinės įmonės, valstybinės institucijas, mokyklas ir kitą, bet privačios valdos tai ypatingai šiemet buvo ir labai daug yra, užtat mes 25, suprantat, apdovanojam 25 sodybas atminimo dovanėlėm. Ar tas nugalėtojų, pavadinkim taip, skaičius kinta kasmet, ar jų mažėja? Nemažėja, kas metai vis didėja, neįsitenkam, suprantat, tam skaičiui. Ankstesniais metais pradėjom nuo 10, paskui 15, pernai 20, šiemet 25.